Sveiki gyvi, geresnio rytojus belaukiantys ponai ir ponios. Gal jau sulaukėt, gal dar vis laukiat, o gal ir nesulauksit. Jo, daug kas mane vadina niurzga, negatyvų, pesimistų. Aš tiesiog į viską žiūriu realiai. Gerai. Šiandien rinkausi tarp dviejų temų, apie ką norėčiau pakalbėti. Ir viena iš tų temų yra sapnai, kita yra rebound santykiai. Man visada buvo įdomu, kodėl mes sapnuojam tai, ką mes sapnuojam, kodėl tie sapnai būna tokie fragmentuoti, kažkokios nuotrupos, kažkokie nerealistiški arba realų žmonės nerealiuose aplinkuose, kodėl mes vienus sapnus prisimenam, kitus tik prabudę užmirštam, kodėl mes kartais sapnuojant prabundam iš kažkokio tais pykčio ar emocijų pliūpsnio. Ir iš esmės, kas tie yra sapnai? Mane tai visada domino. Taip pat kaip ir rebound santykiai, kurie yra tokie biškelio pavojingi. Pavojingi tuo, kad rebound santykiai yra, nežinau, rebound atšokimas tikriausiai dar kas nors verčiant ar kažkaip tais, yra pavojingi todėl, kad, tarkim, žmogus išėjęs iš ilgų santykių, iširus ilgametiai draugystei, iširus santuokai, nusprendžia, kad po neilgo laiko tarpo jums reikia nerti į kitus santykius. Dėl vienišumo, dėl dar kažkokių tais reikalų. Jie sugalvoja, kad jiems reikia pradėti naujus santykius, nors jie yra visiškai dar nesusitvarkę emociškai ir psichologiškai iš praeitų santykių. Ir kai susitinka du žmonės, vienas, kuris, tarkim, jau yra susitvarkęs emociškai, viskas tvarkoja ir psichologiškai, jis tiesiog vienišius arba vienišė buvo kurį laiko tarpą, ir pasirodo kitas žmogus jo gyvenime, kuris visiškai nėra susitvarkęs nieko. Ir ar tai yra sveika? Aišku, kaip visada yra dvi medalio pusės. Gali būti sveika tam žmogui, kuris tik išėjo iš santykių ir bando save gydyti. Ir gali būti labai blogai, nes tiesiog dėl bijojimo būti vienam ar vienai, tas žmogus tiesiog eina pas kitą žmogų ir sugadina viską. Nes dažniausiai dar būna dviejų žmonių naujose santykiuose trečias žmogus, tai yra eksas arba eksė, kuri ilgą laiko tarpą, ne fiziškai, bet emociškai neišeina iš to kito žmogaus. Ir į ką tai veda ir kas gali būti, anot psichologų, rebound santykiai trunka nuo mėnesio iki metų. Tai vat, man šita tema irgi taip pat yra įdomi, bet vis tiek aš pasirinkau šiandien kalbėti apie sapnus, o kitą kartą tikriausiai kalbėsiu apie rebound santykius. Bet dar norėčiau šiek tiek grįžti atgal ir visiems absoliučiai priminti, kad apie tos dalykus, ką aš kalbėjau prieš 2 metus laiko, apie savo visokias psichodelinės patirtis, apie bandymus visokių birzgalų, grybų ir taip toliau. Tai buvo mano asmeninės patirtis, tai buvo mano pažįstamų rato asmeninės patirtis, ar šiaip visokios istorijos rinktos internete, žiūrėtos YouTube kanaluose ir panašiai. Todėl jums, kurie nusprendžiat, kad irgi reikėtų kažką panašaus pabandyti, jūs turėtumėt prisiimti absoliučiai pilną atsakomybę už savo veiksmus ir spręsti savo galvą, ar jums tai reikia, ir jeigu tai reikia to, ko jums reikia, ir jeigu tai nepaėjo, nes tai yra labai didelis šansas, kad nepaeis, kad jums netiks kažkas tais ir taip toliau, kad jūs netgi kažką negerai savo pasidarysit. Jūs turit prisimti pilną atsakomybę patys už save, už savo sprendimus. Todėl, jeigu neduok Dieve, jūs motyvavotės kažkokiu tais būdu išgirdę mano pezalionės ir kažką pabandėte ir kažkas jums nepaėjo, tai yra visiškai jūsų atsakomybė už tai, ką jūs nusprendėte daryti. Clear? Gerai.
Tai va, dabar kalbėsim apie sapnus. Tiksliau, aš kalbėsiu apie sapnus, jūs vieną pusę arba abiem ausim klausysitės, ar ne? Dar prieš pradedant kalbėti apie sapnus, prisiminiau, lyg būčiau užmiršęs. Nesidrovėkit tie, kas norit, palaikinkit. Ačiū, kad subscribinat kanalą ir dar norėčiau paminėti, nesidrovėkit ir užeiti Patreoną ir ten vieną tą kitą eurą palikit. Tikrai atvičiai už bazarą padėsit man šiuo metu, nes nėra pati geriausia situacija. Tai kiekvienas jūsų centas skirtas man padės. Ačiū už tai. Gerai. Sapnai. Netgi gyvūnai sapnuoja. Pasižiūrėjus į mūsų augintinius, šuniukus, kačiukus, jie visi ten judina letinas, krutina ūsus, sapnuoja, kaip ir mes judinam savo galūnę sapnuodami. Žiūrint iš evoliucijos ir biologinio požiūrio taško, sapnai atlieka kelias labai tokias svarbias mums funkcijas. Tai yra problemų sprendimą, emocijų reguliavimą ir atminties konsolidavimą. Konsolidacija yra toksai kaip ir mokslinis apibūdinimas, susisteminimas, lengviau tariant. Miego metu smegenys apdoroja per visą dieną susikaupusią informaciją ir ją maždaug rūšiuoja. Kas mums reikalinga, kas mums nereikalinga. Tas, kas mums nereikalinga, tai yra išmetama ir mes neatsiminsim jų. Ir po to, tuo pačiu miego metu, dar smegenys sujungia naujus prisiminimus ir vaizdinius su senesniais ir tokiu būdu jie padaro kažkokią tais loginę seką mūsų prisiminimuose. Taip pat kaip ir miegodami, mes to aišku nesuprantam, kadangi būnam nesąmoningi, sapnai, tiesiog sapnuodami mes padedam savo smegenims sureguliuoti mūsų emocijas, ką dažnai nedarom ar nepadarom nemiegodami. Kaip jau mes daugumą žinom, mūsų smegenys niekados nemiega, jos visada dirba. Taip pat lygiai kaip ir kad jeigu jau mes miegam, tai smegenys tikrai nemiega ir jos, pavyzdžiui, apdoroja visokias neišspręstas emocijas, mūsų baimės, mūsų troškimus, kur tikrai nemiego metu mes skiriam nepakankamai dėmesio ar iš viso net neskiriam dėmesio. Todėl naktį mums miegant, smegenėlės mums sutvarko šitos reikalus. Na, aišku, kaip aš prieš tai ką tik sakiau, kad sapnai tvarko arba sprendžia mūsų problemas, tai aš turėjau galvoje gal labiau kūrybinės problemas, kur kažkas mums nesigauna kūrybiškai ir prabudus mes kažkaip tais kartais prabundam su naujom įžvalgom, kaip čia kažką tais mums kūrybiškai išspręsti. Tai va, todėl galima paaiškinti, kad jeigu mes dirbame ties kažkokiu kūrybiniu projektu vieną kitą dieną ir mums niekas nesigauna ir kažkokį rytą ar atsikėlus tu tiesiog supranti, kad taigi galima tai padaryti. Tai vadinasi, kad miego metu mūsų smegenys tiesiog sprendžia mūsų problemas, kūrybinės problemas. Todėl, kad smegenys miego metu nėra apribotos tikrovės taisyklėm. Todėl ir mūsų tie sapnai būna labai tokie, negalioja ten taisyklės. Mūsų žemiškos taisyklės miego metu, sapnavimo metu negalioja. Todėl kūrybinės problemas smegenys labai padeda spręsti. Trumpai tariant, sapnai leidžia mūsų smegenims atrinkti daugybę informacijos, emocijų ir padeda tiesiog integruoti mintis, jausmus ir prisiminimus ir padaro vieną tokį didelį srautą. Taip pat kaip ir ne visi sapnai yra vienodi, kai kurie iš jų yra ryškus ir vizualiai įsimenantis, o kiti būna tokie blankus ir tu neprisimeni, kas ten vyksta. Tai šitą galima būtų paaiškinti keliais veiksniais. Ir tai yra REM miegas ir ne-REM miegas. Rapid Eye Movement, iš anglų kalbos verčiant. Dauguma ryškių vizualiai įtaigių sapnų atsiranda būtent REM miego fazėje. Šiame etape smegenys yra labai aktyvios, beveik kaip nemiegant. Tai leidžia sukurti sudėtingus, detalius įvairius vaizdinius, dėl kurių sapnai atrodo neįtikėtinai tikri. Atrodo, kad iš tikrųjų
tu nemiegi. Jo? Aš nekalbu apie lucid dreaming, bet aš kalbu, kad kartais mes tikrai sapnuojam ir tie sapnai būna tokie labai realistiški, o kartais visiškai kažkokia mėsmalė nesąmonė ir taip toliau. Mūsų sapnus gali įtakoti tai, kokia buvo mūsų diena. Jeigu mūsų diena buvo pilna emocijų, įvairių vaizdinių, tarkim, mes kažkur keliavom, kažką matėm. Pirmus kartus mes pamatėm, tarkim, didžiulius kalnus, nuostabias kalnų upės, ar buvom kažkokiam tais labai geram koncerte ir taip toliau. Tai mūsų sapnai gali būti tą naktį ir netgi kelias naktis iš eilės tokie ryškesni, realistiškesni, nes tiesiog mūsų smegenys gavo labai daug vaizdinės ir garsinės informacijos, kuri perėjo per emocijas ir tada smegenėlės mūsų sako, imk tokius šiuo metu miegant vaizdinius, nes aš apdoroju kai tik dabar tą informaciją. Mūsų sapnams labai įtakoja mūsų emocinę būseną. Stiprios emocijos gali sukelti ir sustiprinti sapnų vaizdinį intensyvumą. Pavyzdžiui, nerimas, susijaudinimas ar stresas gali kelti ryškesnius ir emociškai krautus mūsų sapnus. Šios emocijos aktyvuoja skirtingas mūsų smegenų dalis, ypač amigdala, kuri dalyvauja emocijų apdorojime. Smegenų vizualinė žievė atsakinga už vaizdų apdorojimą. Kodėl mes pamirštam sapnus, nepaisant to, kad sapnai kartais būna tokie realistiški ir emociškai krauti, mes prabudę juos paimam ir tiesiog užmirštam ir netgi tai vyksta pusvalandžio bėgyje. Tai yra todėl, kad atminties kodavimas vyksta, toks dalykas netgi yra pas mus. Jo. Būdami būdravimo būsenoje, mūsų smegenys nuolat koduoja prisiminimus, o hipokampas atlieka pagrindinį vaidmenį tame kodavime. Tačiau miego metu, ypač REM stadijoje, smegenys yra užsiėmusios visai kitais dalykais ir jos neprioritizuoja atminties formavimo. Pagrindinis neurotransmiteris toks kaip serotoninas REM metu būna visiškai sumažėjęs, todėl mūsų sapnai ir neįsirašo į mūsų ilgalaikę atmintį. Kitas dalykas, kodėl mūsų smegenys arba mes tarkim, neatsimenam sapnų, tai yra, kai ypač pabundame iš gilaus miego arba kitaip vadinant iš REM būsenos, mūsų smegenys greit pereina prie išorinio pasaulio ir šitas greitas perėjimas neleidžia arba mūsų smegenims neduoda įrašyti šitų prisiminimų į ilgalaikę atmintį. Bet yra kitas atvejis, kai mes prabundam natūraliai arba prabundam lėtai, yra gerokai didesnis šansas, kad mes įsiminsim sapnus. Tai tiems, kurie rytais mėgsta pamiegoti ir po to puola, bėga, griūva iš lovos ir tiesiog dalykus daryti, galimas atvejis, kad jūs mažiau įsimenat sapnus, nei pabundant ramiai, niekur nebėgant ir arba natūraliai pabundant. Tai įdomus dalykai, ne? Kitas dar dalykas yra, kodėl mes galim neįsiminti arba neatsiminti sapnų. Tai yra toks dalykas, kad mes dažniausiai mūsų sapnai nėra logiški arba trūksta labai daug logikos sapnuose. Ryšimi su tuo mūsų smegenys yra įpratusios įsiminti geriau informaciją ten, kur yra nuoseklumas ir yra logika. Ir žinant, kad mūsų sapnai būna tiesiog kažkoks balaganas, mūsų smegenys galvoja, nafig mums to reikia. Ir mes tiesiog neatsiminam, nes smegenėlės mūsų neįrašo visų šitų dalykų į mūsų ilgalaikę atmintį. Dar vienas įdomus dalykas, kodėl mes neįsiminam sapnų. Kai kurie mokslininkai mano, kad mes neįsiminam sapnų, todėl kad mūsų smegenys specialiai slopina emociškai visus tuos vaizdinius, ką mes matome sapnuose, nes kartais būna, kad sapnai nėra patys geriausi ir jie daug sukelia mums streso arba labai didelės emocijas. Todėl smegenys nusprendžia, kad tu geriau nesinervok dėl šitų nesąmonių, nes tai nėra realus tavo gyvenimas. Aš, būdamas smegenis, tiesiog nuslopinu ir visą tą ir neleidžiu tau įsiminti visų tų nesąmonių, nes tau tikriausiai žmogau užtenka ir taip dalykų.
Na ir paskutinis galimai dalykas, kodėl mes pamirštame sapnus, tai yra, kad pabudus mūsų smegenys iš karto pradeda apdoroti naujus dirgiklius, pavyzdžiui, aplinką, dienos užduotis, asmeninės mintis. Ir visa tai, ką mes sapnavom, tiesiog nublanksta kažkur tais tenais ir mes pamirštam. Kitais žodžiais tariant, sapnai yra tikrai įdomus reikalas. Tai yra mūsų prisiminimų, emocijų ir minčių kratinys, kurį nuolatos miego metu apdoroja mūsų smegenys. Dar keiščiau yra tai, kad tie patys biologiniai procesai, kurie mums leidžia sapnuoti, jie taip pat apsunkina jų prisiminimą. Greitas perėjimas iš miego būsenos į nemiego būseną tiesiog ištrina mūsų sapnus iš mūsų atsiminimų. Niekas neaišku, kodėl žmonija sapnuoja. Čia viskas, kas yra kalbama, ką aš surinkau tą informaciją, tai čia yra mokslininkai vis dar negali paaiškinti tiksliai, kad sapnuojam būtent dėl to ir sapnavimo metu, miego metu būtent vyksta taip. Čia yra daugiau mažiau prielaidos, kad gali būti taip, o gal ir nėra taip. Gal mes nukeliaujam į kitus pasaulius, į kitas planetas, gal, nes mes nebūnam sąmoningi. Mes tiesiog, gal mes paliekam savo tą kūnelį mūsų lovose, ar kur mes bemiegotumėm. Ir tuo metu mes tiesiog keliaujam per kažkokius neaiškius mums pasaulius, kurie neįsivaizduoja. Labai įdomus dalykas. Na, o pačiai pabaigai tai ačiū, kad klausot. Ačiū, kad laikinkit daugiau, nuo to tik tais geriau. Ir ačiū, kad subscribinat, ačiū, kad laikinat. Ir tiems, kas jau tikrai galvojat, kad aš šiandien visai šauniai kažką darau, tai užsukite mano Patreono ir pavaišinkite vieną kitą kokį eurą. Tikrai būsiu dėkingas. Visokio geriausio ir iki kitų kartų.